Naujos uniformos Virgin Atlantic 30 metų jubiliejaus proga buvo pristatytos rytų Londono Šoredičo rajone esančiame Village Underground centre. Pasak pranešimo spaudai, Westwood dizainas atspindi neblėstantį jo susidomėjimą 40-ųjų metų prancūziškų drabužių kirpimu. Su dvigubais palto atlapais ties krūtinė moterims ir klasikiniais raudonais bateliais su firminiais Westwood smėlio laikrodžio formos kolniukais. Vyrų įgula pasipuoš Savile Row įkvėptais 3 dalių kostiumais su šiuolaikiniais akcentais pasiūtais iš sodrios bordinės spalvos austinės Oksfordo vilnos. Renginio metu Westwood paaiškino, kaip kūrė naująjį stilių. Nežinau, tiesiog pamaniau, kad Virgin yra tarsi labiausiai skraidantis oru ir labiausiai kažkas. Tiesiog pamaniau, kad jiems tiks kelionės laikų idėja. Apie Virgin Atlantic ir Vivienne Westwood bendradarbiavimą pirmą kartą buvo pranešta praėjusiais metais. Virgin Group įkūrėjas ir pirmininkas dalyvavo renginyje ir paaiškino, kodėl darbuotojams reikėjo naujų uniformų. Priežastis, kodėl norėjome atnaujinti uniformas, yra ta, kad daugybė kitų žmonių pradėjo kopijuoti mūsų uniformas. Jei pažvelgtumėt į Cathay Pacific, vieną sekundę pagalvotumėt, ar tai Virgin mergina, ir tuomet suprastumėt, ne, juk čia Cathay stiuardesė. Taigi dar kartą norėjome įsiskirti iš kitų, bet troškome išsaugoti firminę raudoną spalvą ir manau, kad jai tai tikrai puikiai pavyko. Pristatyme dalyvavo kelios įžymybės, tarp jų modelis Lily Cole ir Jameso Bondo mergina Naomi Harris. Renginio metu grojo New Yorko grupė Blondie, atlikusi kai kuriuos klasikinius savo hitus, įskaitant dainą One Way o Anave.